Sveiki visi, šiandien aš skaitysiu jūsų komentarus apie save. Esu pasiruošus blogiausiam, bet tikiuosi geriausio. Tai žiūrėsim, kaip bus. Miglė, siūs pirmą komentarą man. Aš mačiau šitą komentarą. Dėl ko jūs nuvertinat Myrą per kitus video, visi tiesiog šaipas, atrodo pildikai, ojojoj. Man tai Myra labai patinka ir niekas iš jų nesišaipo. Bet aš atsimenu šitą komentarą, dėl to, kad jis buvo po mano video, kur Myros nebuvo. Ir mes iš Myros nesišaipėm tenais tikrai. Tai nežinau. Dėdė iš Airijos man rašo, Laura tokia stora, kad nuo jos lūžta viskas. Noriu visiems pasakyti, kad šitas komentaras buvo parašytas po to video, kur aš gulėjau ant pripučiamo čiužinio. Ir jis nesulūžo. O, labai susijęs. Laurita biski. Čia turbūt biski, mano maštas sako biski, biskutį. Laurita biski suplanėjai. Bet dar vis laužau viską. Dar reikia. Prašau, Laura, nustok būti FIFA. Realiai, nežinau, ką pasakyti, dėl to ir virksiu. O tai, man atrodo, kad jūs FIFA nematėte, jeigu galvojat, kad aš FIFA. Aš didžiausias tombojus, kokį galite įsivaizduoti, tai kartais mėgstu maivytis, tiksliau ne maivytis, o tiesiog man taip juokinga viskas būna, kad aš kartais pradedu juokinga elgtis ir viskas, bet čia nesimaivau. Bet jeigu net maivyčiaus, tai čia nebūtų FIFA. FIFA tai ta karta tokia. Ane, nagai, ane, susivėliau, ane. Jokia FIFA neleistų savo pasirodyti videose atrodantį taip, kaip aš atrodau. Į tą pačią temą, Miglė labai gerai renka komentarus man. Gal tu, Laurita, ir gera, bet labai maivaisi. O jeigu aš visada kalbėčiau taip per savo video ir būčiau taip, sveiki visi, šiandien mes darysim riedlentes, DIY darysim, visiškai nesimaivysiu. Aš maivusiu, žinokit, ir gyvenime, taip pat kaip ir per video. Kartais būnu juokinga, kartais rami, kartais labai garsiai šneku, kartais labai tyliai, kartais juokiuosi kaip arklys, o kartais tik kikenu tyliai. Visko pasitaiko kaip ir mums visiems, bet aš nesimaivu. Dabar truputį maivusi, bet ir tai man ateina labai natūraliai, jau reikėtų sustoti, bet dar vis labai smagu taip daryti, tai va. Koks ilgas komentaras, nes apversiu telefoną šonu. Ką jūs man rašo? Tikras... Gerai, neskaitysiu klaidų, nes nelabai suprantu, skaitysiu taip, kaip turėtų būti parašyta. Tikrai geras video, kaip ir visados linksmas juokingas. Love pildyk jūs geriausi youtuberiai. Steam Media puikiai, Talžūnas, prikolistas, Laura atsiprašant nuobodi, o Vėjas Gediminas neišsimegojęs, dažnai tai būna pas jūs komandoje, bet vis tiek gerai. Taip, va, čia yra mūsų komandos visa esmė. Mes visi skirtingi, aš nuobodi, Gediminas neišsimegojęs, Talžūnas, prikolistas, Steamo puikus. Ir mes visi vieni kitus labai mėgstam ir visi į video įnešame dalelę savo širdies. Kada laimės rate atsiras naujas iPhone'as? Noriu jums pasakyti, kad jeigu atsirastų naujas iPhone'as laimės rate, tai aš ne tik tai sukčiau tą laimės ratą, bet ir dalyvaučiau konkurse ir kaip ir jūs visi rašyčiau Instagramų savo pavadinimus komentaruose, tikėdamas, kad mane kas nors išrinks. Tačiau kol taip neatsitiko, viskas, ką jūs turit padaryti, norėdami naują telefoną, kad ir naujausio iPhone'o, nueiti į Tele2 saloną, sumokėti 1 eurą pradinį įnašą ir per 24 mėnesius po dalelytę, be jokio pabrangimo išsimokėti tą naują telefoną ir galėsite džiaugtis puikiausią kamerą, naujausia kokybė, geriausių visko, tenais visko geriausių, ką jums atneša naujas telefonas. Aš ir pati planuoju iš tikrųjų tai padaryti, nes manęs naujai iPhone'ai labai kūna kažkaip taip. Čia kai tau smirda, bet vis tiek reikia pavasit 5 kartus, kad įsitikinčiau. Visiškai, žinau, apie ką kalbėti čia, iš mano kiniškų video, kiniškų saldainių, tų azijietiškų saldainių video, kur aš ruošiau tą šį smirdančio vaisiaus tyrelę. Buvo komentarų, kur rašė žmonės, kad irgi žino, kas tai per kvapas. Žinokit, tai yra toks kvapas, kur aš dėl to, kad 5 kartus ruošiau, kad aš bandžiau suprasti, ką aš jaučiu, kaip gali taip smirdėti kažkoks vaisius, kurį žmonės mėgsta. Tai va, geras komentaras, juokingas. Jovilė rašo, man atrodo, kad jūsų video prifilmuojate labai daug, nes dabar nėra Andriaus, o jūs šitą video filmavote žiūri seniai, atsimenu, kai Instagram'e rodėte, kaip šitą video kaip filmuojate. Šerlokai, tu atspėjai, bet mes niekada ir neslėpiam. Mes ruošiamės, kad Andrius išvažiuos, žinojom, kad jo nebebus ir kad reikės truputį pasiruošti anksčiau, tai mes prisifilmuojam video iš anksčiau ir dabar mes tos video paleidžiam, bet jie nuo kiek nuo to nukenčia, ne kiek. Ir dar į tą pačią temą, kadangi nėra nei Lauritos, nei Talžūnas, suksiu laimės ratą aš.
perduodu tau šitą garbę ramintę, sukt laimės ratą. Bet aš grįžau, Talžūnas irgi gal kada nors grįž, gal kažkaip sugrįšime mes visi į šitą Pildiko uostą. Žiauriai vienas kitą mylit, kada vestuvės. Aš su Rolu nežadu tuoktis. Jis prašo, aš vis nesutinku. Juokauju, ar irgi jūs su visais savo draugais dabar tuoksitės? Nu pasakykit jūs man. Nagi, ne. Bet čia aš turiu kitą draugę už kadro. Migle, aš tave taip myliu, kada tuokiamės. Ir daru, ne. Nebūtinai su visais draugais, nebūtinai su visais žmonėmis, su kuriais jūs sutarėt, net nebūtinai jie turi būti draugai. Jūs sieja kažkokie romantiniai santykiai. Taip? Taip. Bet buvau visai pasiilgus šitų porų klausimų, tai viskas gerai, nepykstu. Kai žiūrėjau jūsų video, Laura pradėjo žvengti ir mano katinas labai išsigando. Mano katinas irgi. Aš tik pradedu žvengti, jis iškart į kitą kambarį bėga. Suprantu, bandau taisytis. Aš su tavimi ir su tavo katinu. Ir su visais katinais, kurie bijo mano juoko. Bet šiaip aš pati kartais įsikasiu savo juoko. Lauritas batus iš Humanos mačiau prekybos centre už 100 €, o Humanoje 17. Būtent dėl to mes ir darom video iš Humanos, kur rodom, kaip galima stiliovai, nebūtinai, ne visada stiliovai, bet kaip galima apsirengti ir kaip galima rasti pigesnių dalykų tenais. Tai parašykite komentaruose, ką man dar pasikviesti į Skudurynų video, nes aš jau vėl noriu daryti ir vėl noriu varyti šopinti su Skuduryną, tai parašykite komentaruose. Jau buvo su Deimantė ir buvo su Andriumi ir su Gediminu. Tai paliksiu apačioj nuorodas ir parašykite, kas nori, ką man dar pasikviesti. Labai jau čia sumikčiau. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjot, parašykite dar kokių nors juokingų, šmaikščių, įžeidžiančių, bet nelabai stipriai fainų, juokingų, jau kartojas man komentarų ir galbūt atsidursite kitame mano video. O dabar sakau visiems viso gero, sėkmės ir geros kloties. Iki.